Suvirintas raketinis pečiukas iš dujų balionų review apibendrinimas. Kas ir kaip, ką pakeičiau. Aš galiu papasakoti. Pečiukas yra padarytas iš dujų balionų, nupjautas priekis, žodžiu, suvirinta. Šyla toks pečiukas labai greit sušildo patalpą ir taupo malkas. Veikimo principas labai paprastas. Įvirintas, man matosi, vamsdukas. Vamsdis maždaug yra iki čia. Tada karštas oras kyla į viršų, atsimuša į šitą va dangtį, tada leidžiasi žemyn ir iškeliauja į kaminą. Vakar pakūriau pečių, tai galiu pasakyti, po 5 minučių čia prisiliesti jau buvo nebeįmanoma, o čia dar vis galima buvo liesti. Labai dažnai klausėte, kur grotelės, kaip išimti pelenus. Čia irgi turiu židinuką pečiuką. Jame irgi nėra grotelių viduj, nėra nišos pelenam ir kažkaip viskas puikiai dega. Jeigu sugebėjau susivirinti pečių, tai man atrodo nereikia daug proto, kad paimti lopetą, įkišti į pečiuką ir tą peleną visą ištraukti. Tai sugebėtų net ir Petras. Man to nereikia. Tarp kitko, lopetą kaip tik pagal pečio formą, net pjaustyti jos nereikia. Kas liečia oro padavimą, norint, kad degtų, turi visą laiką ateiti iš kažkur tai oras. Tai sklendę patarčiau daryti ne prisukamą, o slankiančią, bus paprasčiau. Kaip galima patobulinti pečiuką? Tai išpjauti viduje kvadratinę skylutę, įdėti groteles, iš apačios privirinti kvadratinę dėžutę, dėžutėj išpjauti irgi kvadratinę nišą, į tą nišą įdėti stalčiuką. Taip į jį kris pelenai, padarius stalčiuką, pečius gauna daugiau oro, kuo daugiau oro, tuo daugiau liepsnos. Reiškia, bus labai karšta. Būkite atsargus, nes šitas dalykas gali įkaisti net iki raudonumo. Kitas dalykas - baliono viršus. Sekantį kartą aš imčiau, čia nupjaučiau lygiai ir padaryčiau taip pat lygiai kaip ir durelės. Ogi tam, kad galėčiau uždėti keptuvę ir kažką tai pasikepti, nes dabar keptuvė, kaip matot, nelabai laikosi. Kas liečia pinigus. Pas mane būdavo pilnos kišenės pinigų. Aš taip skaičiau pinigus. Visas pečiukas yra 2 balionai ir 1 vamzdis. Balionai man kainavo tik 30 eurų. Jeigu pirkčiau plokštės nėržaveikos, už jas sumokėčiau daug daugiau. Taigi 2 balionai 30 eurų, o vat pats pajungimas, tai man jau kainavo 70 eurų. Žodžiu, pečius atsėjo pigiau nei kaminas. Dabar kas liečia Petro. Nėra jisai kažkoks tai invalidas ir nieks iš jo nesityčia. O intarpai su juo, man atrodo, daugam praskaidrina nuotaiką. Jūs biskį pagalvokit gyvenime. Ir šiaip galėtų man dar ir padėkoti, kad gauna nemokamai reklamą ir PR. Dėl reklamos nori susisiekti. Tai reikia pirmiausia turėti šaibas. Pirmoji rankelį pinigėlius, o tada kažką galima derinti. Pinigų nėra, reklamos nėra. Apkroviau šamotiniam plytom, kas buvo, kad laikytų šilumą ir per apačią būtų toks plyšys. Galiu pasakyti, karštą namie jau neįmanoma. Vamzdis čia iš viršaus pakeitė spalvą. Čia šalia stovint, tai aš nežinau, kaip pirty praktiškai. Tai kūrenasi tik 10 minučių. Na, aš aišku, malkų įdėjau biškį daugiau, bet varo tai jo papavo, viskas į viršų, matot. Gerai, ciongas varo. Prieš kokius 5 metus aš skaičiuodavau 1000 eurų. Nu dar gal štukas eurų skaičiuodavo. Pas mane būdavo pilnos kišenės pinigų. Aš taip skaičiavau pinigus. Bet tik toko, be nieko. Aš uždirbau pinigus. Uždirbau galvą pinigus.